Tai sveiki visi, susirinkę jau į tokią tradiciją tampantį mūsų renginį. Kaip sakyt, visi jisai linksmėja, nes niekaip krizė neteina. Kas prisimena nuo pirmų kartų, kiek mes jau čia tos renginius darom, tai situacija visą laiką būdavo tokia kažkokia įtemptesnė galbūt. O dabar lyg ir klausimas yra, kas daugiau brangs. Ar vienas, ar kitas. Tai va, bet... Na ir mes nesam labai nei optimistiškai, nei pesimistiškai nusiteikę, bet visą laiką tokius klausimus uždavinėjom. Tai vat, dėl ko klausiu dėl tų biotechnologijų, taip tiesiog esam pastebėję tokį bendrą sentimentą, kad žmonės jau atranda tos, kurie auga po 100% per metus. Tai nėra geras dalykas. Reikėtų nebūti taip optimistiškai nusiteikus, kad viskas augs po 100%. Bet tai vienas iš indikatorių yra. Tai būtent tas žmonių lūkesčiai yra vienas iš tų tokių svarbių indikatorių, parodančių, kas gali vykti ateityje. Na, šiandien truputį kalbėsim apie tai, kas vyksta Kinijoje, kokie yra lūkesčiai. Tai va, kaip ir visą laiką mes kalbėsim, renginys bus iš dviejų dalių. Aš, Lukas Macijauskas, fondų valdytojas, pakalbėsiu pradžioje apie tai, kas vyksta trumpai rinkose, kokios galbūt temos vyrauja, kas čia aktualu ir panašiai. O antroji daly, kolega Artūras jau pakalbės apie amžiną euro ir dolerio kovą, garsių pavadinimų ir daug kam yra įdomi. Turbūt pastebėjote, euras pastaruoju metu, praeitais metais nukritęs 14% buvo berods, šiais metais yra apie -6. Nežinau kokios nuotaikos, bet tas, kas perka Amerikoje doleriais ką nors, tai nuotaikos nelabai geras. Kaip čia būdavo, kad Amazonė apsipirkinėt mėgsta. Dabar jau nebemėgsta. Tai kiekvieną kartą prieš pradedant kalbėti, rodom tokį trumpą, karikatūrinį paveikslą, kuris galėtų nupiešti tą vaizdą. Tai prieš metus rodėm šitą. Ir čia mintis yra ta, kad, kaip ir akcijos jau brangsta ir visi jau laukia tų meškų, kada ateis ir kada pradės kristi. Ir laukia, vis laukiam. Neina niekaip sulaukti. Tai vis dar laukiam, bet šį kartą mes galim tokį truputį kitų rakursų pažiūrėti. Ir čia, kas žinot, JAV Centrinio banko vadovė taip laiko rankoje jojo. Na ir situacija iš tikrųjų labai gerai parodo, kas dabar vyksta. Visų akis yra nukreiptos į JAV. Nei Rusija, nei Ukraina, bet JAV. Kaip mes juokavom, tokie italai ten galbūt ar graikai net nežino, kur ta Ukraina ir kokios ten problemos pas jos yra. Žymiai įdomesni dalykai vyksta JAV ir tos dalykus iš esmės orkestruoja būtent Centrinis bankas, kuris pastaruoju metu vis labiau duoda suprasti, kad palūkanos artėja tas palūkanų kelimo etapas, bet kada jis bus? Niekas tiksliai ir nežino. Ir būtent dabar Centrinio banko vadovai jau turbūt praeina specialius tos, prezentacinius kursus, ką jie turi sakyti, kaip jie turi sakyti, kaip veidą laikyti ir panašiai, kad rinka ne per daug išsigastų ir ne per daug galbūt pakiltų euforiją, jeigu kažką netai pasakysi. Tai tokia situacija yra. Visi laukia, kaip ir palūkanos kils, bet niekaip nekyla ir rinkos vis dar eina į priekį. Na ir bendras vaizdas dabar. Matom, kad nuo metų pradžios geriausiai sekasi būtent EF regionui ir besivystančių rinkų akcijoms. Tai besivystančiam rinkom ir būtent EF regionui, tai yra Europa, Australija, Azija, tas išsivystęs pasaulis, bet ne EF. Praeiti metai buvo tokie vangokiai. Šie metai yra neblogi, pradžia nebloga yra. Na ir atrodo, kad baigia išsikvėpti tas laisvasis kritimas, kurį matėme žaliavų rinkoje. Naftos kainų kritimą turbūt visi pastebėjot, galbūt ne ant benzino kainų, bet ant televizorių ekrano. Visi išsigando, kas čia bus dabar su Rusija, ar rusai nepakriks ir nesupyks ant pasaulio. Tai šito vietoj bent jau iš tos pusės tikrai girdėjot ir daug kas turbūt pajutot ir per savo portfelius. Nes šalis susijusios su žaliavom gerų rezultatų pastaruoju metu nerodė. Na ir kadangi mes investuojam būtent globaliai ir užsiemam tą makro lygio investavimo taktinį turto lokaciją, tai žiūrim į bendrą kontekstą iš tų pagrindinių turto klasių.
Ir galima matyti, kad tos turto klasės, kurių principai arba kurių esmė galbūt yra tas dividendinis pajamingumas, kurios moka palūkanas ir panašiai, šiuo metu šiokia tokia, atrodo, kuriasi įtampa ir nekilnojamo turto sektorius būtent yra tas lakmuso popierėlis, kuris galbūt pirmas jaučia arba pergyvena dėl ateinančių palūkanų kėlimo. Tai jau matom, kad šiais metais nekilnojamas turtas po praeitų superinių metų dviženklės grąžos, šiais metais yra kol kas minuse, matysim, kaip toliau seksis. Na ir be abejo, tas palūkanų normų kėlimo baubas JAV slegia, ne tai kad slegia, bet galbūt kelia dolerio vertę šitoje vietoje, žinot, keliant palūkanas, na, tai taip gaunasi, kad stiprinama yra valiuta. Ir be abejo, jeigu doleris stiprėja, tai jis turi stiprėti kažkieno atžvilgiu. Ir ta kita pusė turi būti kitos poros valiutų. Na ir mes kalbam, aišku, apie eurą, nes mes uždirbam ir išleidžiam eurais. Tai šitoje vietoje matom, kad euro dolerio kursas šiais metais yra apie 6% minuse. Na ir dabar tas minusas iš kur atsiranda? Na, visi girdėjo turbūt, kad palūkanos yra istorinėse žemumose. Dabar ką reiškia istorinė žemumas? Tai obligacijų pajamingumas, jeigu imant 10 metų JAV obligacijų pajamingumą, tai jisai šiame grafike projektas yra ir matom, kad nors ir dabartinė situacija, kaip sakyt, centrinio banko požiūrių nėra baisi, ta infliacija yra suvaldyta, jos kaip ir nėra. Ir aišku, dabar nukritusi nafta, kuri vėlgi yra viena iš komponenčių tam infliaciniam kontekste, JAV tokia yra sukūrusi tokį rebusą, ką dabar daryti. Ir žiūrint iš ilgalaikio obligacijų perspektyvos, pajamingumai, matom, kol kas nėra iššokę kažkur į viršų dar. Vis dar eina į apačią. Kiek ilgai eis, nes nežinom, bet matom, kad jau yra atsiranda tokių dalykų, kaip kad už tam tikrų šalių obligacijas reikės primokėti. Priparkuoji pinigus ir susimokė. Anksčiau, kur būdavo padedi pinigus ir gauni, dabar padedi pinigus ir mokė. Atrodo absurdas, bet įsivaizduokit, jeigu jūs esate institucinis investuotojas, kažkoks stambus objektas, jums netinka gryni pinigai, jūs laikyti stalčiui nenorit, indėliai nėra draudžiami jūsų atveju, ką jums daryti? Nėra variantų. Perkat obligacijas. Turbūt graikų nepirksit, ieškot saugesnių, žiūrit pagal reitingus ir matot, kad vokiečiai reitingą turi geriausią. Už geriausią reitingą ir susimokat. Paprasta matematika. Aišku, daug kas pradeda kalbėti, kad dabar jau yra ta situacija, kur, vadinama angliškai, short of the lifetime, jau daug kas, taip sakyt, labai vaizdžiai išsireiškia, kad, na, parduoti dabar europinės obligacijas gali būti per gyvenimą vienas toksai šansas, kad, nu, vokiečių obligacijos yra tiek užbrangusios, kad tai yra fantastika ir taip ilgai nesilaikys. Na, pamatysim, kaip čia bus, bet mintis ta, kad iš tikrųjų, nuo 85 metų palūkanos JAV pajamingumai iš esmės krenta ir kiek kris, vis tas pats klausimas. Taip pat buvo ir 2000 metais, visi kalbėjo, kad jau yra per 50 metų žemiausiam lygiui. Ir kur čia toliau? Matom, kur toliau. Ir dar daug kur toliau yra. Žiūrint į šalių situaciją, mes matom, kad gana stabiliai atrodo būtent kelios šalis, tai ta pati JAV ir Japonija. Ir žiūrint į šitą lentelę, kurią mes reitinguojam pagal tam tikrą tokį, na, santykinį stiprumą, momentumą, kurį mes per mokymus savo kalbam ir taikom savo veikloje, tai šios dvi šalės, Japonija ir JAV, būtent yra prie stabilesnių tokių, kurios ir šiais metais neblogai atrodo, ir jų įvairūs periodai neblogai atrodo. Tačiau dar viena šalis, kuri iš tikrųjų šiais metais stebina, apskritai per 12 mėnesių yra paaugusi daugiausiai, tai yra Kinija. Tikiu, kad Kinijos tikrai esat kažkas nusipirkę, lietuviai mėgsta aštresnės investicijas, JAV yra pensininkams, o Kinija, Brazilija yra, kas mėgsta riziką ir nori uždirbti daug. Problema ta, kad jeigu nori uždirbti daug, turi prisimti didesnę riziką, apie tą dalį mes taip nelabai pagalvojam. Tai dabar ta didesnė rizika yra atsipirkusi, aišku, su kaupu, nes Kinija rodo labai gerą rezultatą ir tas 42% per metus, per 252 darbo dienas, na, yra geresnis negu normalus rezultatas, tikrai, sutikit.
Dabar šiaip žiūrint į tas pirmas 3 šalis, ar kyla kažkokių idėjų, kuo jos yra išskirtinės ir kas čia galėjo nutikti? Regionai labai skirtingi, net charakteriai ten skiriasi, bet kas jos visas sieja? Visi spausdina, visi skatina ekonomiką ir spausdina. Kažkas jau paspausdino, kiti dar spausdina. Kinai. Japonai turėtų būti vien pirmoji vieta. Nu, jie antroji, kaip sakyt, bet irgi šalia. Bet jo, japonai vadinama tą savo quantitative easingą arba spausdinimą, tai žiniasklaidoje galim rasti kaip banzai planas ten, kad jie iš tikrųjų, jeigu amerikiečiai spausdina agresyviai, tai japonų tempas dar didesnis gerokai. Na, bet pati mintis yra, kad būtent ten, kur vyksta skatinimas, arba vyko skatinimas, arba jau įvyko ir tas jau yra rezultatas, mes matome į akcijų rinkoje. Bet kitoj pusėje, kitoj lentelės pusėje, tai yra dugne, randam brazilus. Ir čia įdomi situacija. Besivystančios rinkos, Kinija ir Brazilija yra tam pačiam brike ir galim, kaip sakyti, Brazilija, Rusija, Indija, Kinija. Tai Rusija, Indija, tarkim, praleidus, Brazilija, Kinija lieka skirtingose visai situacijose. Nors tos pačios besivystančios rinkos ir atrodytų, nu kaip taip toks išsiskirimas. Išsiskirimas, kuris per metus beveik yra 70%. Tai nėra mažas ir tokie dalykai dažnai nepasitaiko. Bet kas ten yra nutikę? Na, turbūt girdėjot, kad Brazilija, na, vargsta su korupcija, vargsta su kišininkavimu. Sudėtinga ta situacija ir jau atsiranda ir grožinių, ir dokumentinių filmų apie tai, kaip ten viskas vyksta ir kaip ten, kokia ten yra gili problema. Kokia gili problema mes pamatėm galbūt ir per pasaulio čempionatą futbolo, kai stato fantastinio grožio futbolo stadionus, kuriuose sužais ten 3 varžybas, o už kelių kilometrų žmonės gyvena palapinėse ir badauja. Tai ta situacija, kur link aš judu, tai Petrobras yra 54% berods akcijų sudaro, priklauso valstybei ir šita įmonė sudaro apie 10% Brazilijos akcijų indekso. Ir kas nutiko ten? Didžiulis skandalas. Per pastarosius 10 metų skaičiuoja, kad yra išplauta apie $20 milijardų. Skaičiai, na čia Lietuvos skaičiai, BVP netoli yra, taip žiūrėti. Tai įsivaizduokit kokio masto. Ir skaičiuoja, kad apie 0,5% nuo BVP kasmet būtent atėmė iš tų eilinių gyventojų. Tai yra didžiulis, kaip sakyti, pasipiktinimas. Aš irgi būčiau supykęs, jeigu mūsų valdžia taip smarkiai ir neefektyviai kažkur švaistytų. Tai ten tos problemos yra slegiančios. Kinijoje yra kitos problemos. Kinijos augimas lėtėja. Įsivaizduokit, jie augo ten po 8%, dabar augo tik po 7%. Didelė problema. Na, aš aišku juokauju, problema ne tokia didelė kaip Brazilijai. Reikia tą situaciją suvaldyti ir ten, aišku, yra hybridinis ekonomikos modelis, tai nėra demokratija, tai nėra visiškai socialistinė ar komunistinė valstybė. Yra tam tikras hybridinis modelis, galbūt vyriausybė arba valdžia nurodo kryptį, kur mes link einam, o kaip mes ten nueisim, leidžia pasirinkti jau pačiai rinkai. Jeigu sako, kad ten statysim rajoną, gyvenamą ir miestą, jie leidžia pastatyti kažkam jau verslui, kuris ieško efektyvesnių variantų. Tai šitoje vietoje mes matom, kad Kinija iš tikrųjų bunda ir įdomumas yra tai, kad Kinijoje bunda investuotojų rasė, kasta. Prisiminkit Lietuvą prieš 10 metų, kai sėdėdavot forumuose ir skaitydavot, kiek ūkio bankas dar kils. Tai įsivaizduokit, šitą padauginam iš 1000 ir turim Kiniją. Ir ten pradeda tas reikalas būsti pabiški ir mes matom pagal naujų atidaromų sąskaitų, investicinių sąskaitų apimtis. Tai šiuo metu viršėm visus rekordus. Be abejo, jeigu atsidarinėjai investicinę sąskaitą, greičiausiai planuoji investuoti. Jeigu planuoji investuoti, reiškia, tavo lūkesčiai yra geri. Jeigu lūkesčiai yra geri, visi šneka, kad kilsim. Nu ir kylam. Ir dabar kyla į ten. Įdomumas yra tas ir vėlgi iš įvairių rakursų mes tą galime žiūrėti, bet vienas toksai kuriozinis momentas, kurį, kaip sakyti, įdomumo dėliai galim paliesti, tai yra, kas tie nauji investuotojai. Tai
mes matom, kad 2/3 naujų sąskaitų atsidaro aukšto išsilavinimo neturintis investuotojai. Galit sakyti, Kinija ar apskritai ten tos universitetus turi. Aišku, kad turi ir jų lygis yra labai aukštas. Šitoje vietoje tai nėra visiškas kažkoks nukrypimas. Tarsi, kad normalus dalykas, kad ten niekas ten nesimoko, tik kam tą klausimą kel. Bet momentas yra tas, kad apie 6% berods, apie 6% pagal užpildę savo anketą, rodo, kad apskritai yra nelabai kerta reikalą. Tai vėlgi, kai rinka okupuoja neturintis daug patirties ir išsilavinimo žaidėjai, na, tai nėra labai geras momentas. Aišku, bendram kontekste ten, aišku, tie skaičiai nėra labai dideli. Na, įdomu yra ir tai, kad Kinijoje dabar ta situacija, kaip minėjau, nėra labai gerai. Techniškai, jeigu žiūrim iš aplenkiančių indikatorių perspektyvos, tai Kinija yra nuosmukė. Ir jeigu JAF ir eurozona yra tokiam lėtam, tokiam stagnacijui galbūt, tokiam lėtėjime dabar, vėlgi čia yra aplenkiantys indikatoriai. Jie sviruoja tarp 100 ir ta reikšmė arti 100 jinai nėra labai indikatyvi. Jinai gali pasikeisti ir jau bus liktais plėtra. Mūsų labiau domina, kai būna didesni nukrypimai nuo to 100. Na, bet šiuo metu tas didžiausias nukrypimas būtent yra Kinijoje. Ir Kinija techniškai yra toj nuosmukio recesijoje. Tai va, bet aišku, čia yra aplenkiantys indikatoriai, kur į tą bendrą tendenciją žiūrima, kiek nukrypstama nuo trendų. Tai va, jeigu jų ankstesnis tempas augimo buvo didelis, o dabar tiesiog sumažėjo, tai tie aplenkiantys indikatoriai rodo, kad yra toksai nukrypimas į žemąją pusę būtent nuo ilgalaikio trendo. Tai va, bet po truputį atrodo, kad jie galbūt bandys lipti lauk. Ir dabar įdomi situacija ta, kad, na, galbūt pastebėjot, jeigu pasirodo blogi duomenys, akcijos pradeda kilti. Atrodo absurdas. Tik blogi duomenys, tik blogesni negu tikėtasi JAV duomenys ir šiandien rinkos pakilo. Atrodo, kad investuotojai nelabai susigaudo, kas čia daro. Mintis paprasta yra. Jeigu blogi duomenys, reiškia, dar nenutrauksim skatinimo arba nelėtinsim. O tai yra gerai. Tai Kinijoje šitą idėją yra labai, labai gerai suprasta. Ten Centrinis bankas aiškiai išreiškia savo poziciją, kad skatinsim, viskas tvarkoja. Tai va, ir 11-okas atsidaro sąskaitą ir perka su svertu ir nemato problemos čia jokios investuojant. Nu, aišku, aš juokauju. Na, Japonija mato irgi netoli yra 100 ir tas aplenkiantis indikatorius neturi kažkokio dabar didelės tokios vertės mums. Tiesiog galim pasakyti, kad situacija yra normali, nėra didelio nukrypimo ir mes per daug šitoje vietoje nepergyvenam. Na, kitas momentas, kurį mes taikom savo veikloje, tai kaip ir visą laiką, kiekvieną kartą žiūrim tas palūkanų normų kreivę. Tai palūkanų normų kreivė iš esmės parodo būtent kokį paimingumą turi įvairaus termino obligacijos. Tai pavyzdžiui, 3 mėnesių obligacijos. Visur yra metinis paimingumas, bet terminai gali būti skirtingi. Galit pirkti 3 mėnesių, 6 mėnesių, 3 metų, 10 metų ir panašias obligacijas. Tai va, ir ten problema ta, kad, arba įdomumas tas, kad už skirtingą terminą duoda skirtingą paimingumą. Natūralu, kad jeigu investuojate ilgam laikui ir perkat ilgalaikės obligacijas, turėtumėt gauti didesnį paimingumą. Dabar taip ir yra. Nu, jis nėra toks didelis, ten 2% JAV už 10 metų obligacijas. Metinis paimingumas 2% nėra didelis, aišku, jis yra geresnis, palyginti negu kokioje Vokietijoje, bet jis nėra didelis, bet už trumpą laikotarpį jums apskritai nieko neduoda. Tai va čia mes skaitom, kad ta palūkanų normų kreivė dabar yra normali, tai nėra jokios inversijos. Ir inversija yra buvusi tiek 2000 metais, tiek 2006 metais ir būtent prieš kiekvieną recesiją būdavo ta palūkanų normų kreivės inversija. Kol kas jos nėra ir mes būtent iš šio indikatorius mes taip galim sakyti statistiškai, kad tikimybė ateinantį pusmetį, kad JAV pateks į recesiją yra, na, taip grubiai tariant, minimali. Aišku, kai kalba yra, kad jie ten auga ir jos reikia lėtinti, kokią šią recesiją mes galim kalbėti, sakytumėt. Bet šitas indikatorius jisai nuo pat krizės, nuo 9 metų, kaip inversijos nėra, taip ir nėra, tai kol jos nėra, mes galim taip ūkiškai kalbėti, kad recesijos tikimybė JAV yra minimali. Vis dėlto, jeigu jūs kalbat ir tikitės to kritimo, nepaleidžia jūsų tą idėją, kad reikia čia, kad turi pakrist,
kad JAV per ilgai kyla. Tai vienas tokių momentų, kada galbūt statistiškai parankiau yra parsiduoti, tai būtent yra prieš vasarą. Tai yra toks vadinamas sell in May and go away pasakymas arba Halloweeno efektas. Tai čia idėja yra ta, kad akcijų pokyčiai, įsijungia elektrą, vasara būna tokie prastesni negu likusią metų dalį. Tai būtent nuo gegužės iki lapkričio rezultatas akcijų būna prastesnis negu likusi metų dalis. Tai yra nuo lapkričio iki gegužės. Ir ypač tai pasiteisina kriziniais metais. Tai vat, jeigu jūs tikitės, kad tai šie metai bus kriziniai, o šiaip tikėtis krizės statistiškai neapsimoka. Ta prasme, kad krizės yra retesnės negu kilimo metai. Tai grubiai tariant, jeigu jūs vis laik sakysit, kad kilsim, jūs dažniau būsit teisūs. Tai jeigu mėgstat būti teisūs, tai geriau sakyti, kad kilsim. Tai va, bet jeigu norėtumėt jau taip būti neteisūs, arba tiesiog galvojat, kad galbūt metas yra prasiduoti, tai būtent gegužės mėnuo yra tas statistiškai įdomus momentas. Na ir čia pateiksiu, JAV akcijoms nuo 80 metų buvo 6 kalendoriniai metai neigiami. 6 kartus. 6 metai buvo neigiami ir tik tais vieną kartą, tik tais 2000 metais tas Halloweeno efektas nepasiteisino. Visi kiti kartai pasiteisino. Tai vat, statistiškai kalbant, jeigu tikitės to kritimo, tai turi tokį vieną iš įrankių, kada parsiduoti. Be abejo, tas sezoniškumas turi tam tikras problemas, kaip ir mes dažnai kalbam. Jeigu ekonomikos skatimo planas prasideda gegužė arba vasarą, tai ta vasara gali būti labai, labai nebloga. Nors ir statistiškai gruodis yra pats geriausias mėnuo metuose akcijoms. Jeigu prasidėtų kažkoks karas tarp kelių stambesnių negu Lietuva, turbūt akcijoms nebūtų tas geras gruodis. Tai va, bet jeigu viskas yra tvarkoje, jeigu viskas normali situacija, tai statistika yra tokia. Na ir taip trumpai reziumuojant, kas vyksta ir ką mūsų modeliai rodo, tai šiuo metu tik tais auksas ir žaliavos yra neigiamai tendencijai, visos kitos turto klasės yra teigiamai, tai pagal mūsų timing modelį mes sakom, kad yra teigiama tendencija ir kad trumpam laikotarpiai kol kas apsimoka geresnis pelningumo rizikos santykis yra jas laikyti negu būti pardavus. Na, o bendrai žiūrint, tai būtent akcijos ir nekilnojamas turtas šiuo metu yra tos turto klasės, kurios dauguma pagal mūsų modelių parodymus būtų investuojama sekančiam mėnesiui. Tai va, vis dėlto, jeigu jūs tikitės, kad korekcija yra ne už kalnų, tai jinai ne už kalnų turėtų būti statistiškai vasara. Be abejo, priminsiu tai, kad rugsėjais, pavyzdžiui, yra pats blogiausias mėnuo statistiškai metuose. Čia prieš kelius metus buvo vienas geriausių per visą istoriją rugsėjų. Tai sezoniškumas turi tokių problemėlių. Na ir kaip dabar, kaip sekasi mūsų fondui, tai kaip visą laiką pirmos dalies gale mes pakalbam, tai iš tiesų sekasi labai panašiai kaip ir praeitos renginius ir praeitos kartus. Tai mes pagal Nasdaqo Baltijos šalių fondų centro duomenų bazės duomenys esam aplenkę apie 70% fondų. Kalbant apie užsienio fondus, tai truputį mums pritrūko, kad būtumėm geresniųjų pusiai, šiaip iki šiol būtumėm tarp tų 50% geresnių, truputį šį kartą pritrūko, bet matom, kad esam kažkur netoli vidurio, tokia mūsų idėja yra, kad būtų per vidurį, bet stabiliai. Vėlgi, tose duomenų bazėse ten tie fondai keičiasi, žinot, nesumokėjai metinio nario mokesčio ir to fondą išėmė. Tai natūraliai tie fondai pasilieka tik tokie geresni, kurių rezultatai geri yra. Blogo rezultatą nereklamuosi. Tai va. Ir ką mes laikom dabar fonde, tai yra 70% akcijos. Tai kaip suprantat, mes kol kas nesitikim, kad čia nutiks ta krizė rytoj. Vėlgi, mūsų visi investavimai vyksta vienam mėnesiui. Tai mes esam labai šitoje vietoje dinamiškai žiūrim ir po mėnesio galim kardinaliai pasikeisti. Na ir pabaigai tiesiog, jeigu paklaustumėt,
kokiose šalyse mes esame investavę, kokias šalis mes mėgstam. Tai atsakymas būtų paprastas, mes mėgstam viską. Mes mėgstam labai smarkiai diversifikuoti ir manom, kad tai yra vienas svarbesnių elementų investuojant. Tai vat, žiūrint į šalis, tai mes didžiąją dalį turim JAV ir Kinijos. Iš esmės, pridėjus dar turbūt trečią poziciją, turim netoli pusę portfelio tose stambiausiose šalyse. Na ir be abejo, biržoje prekiaujamų fondų pagalba. Ir jūs tą galite padaryti. Esam diversifikavę šiuo metu tarp daugiau negu 2700 akcijų. Tai manom, kad yra pakankamas diversifikavimo laipsnis siekiant galbūt išvengti tų tokių stebuklų, kaip čia pasitaiko mažose šalyse, mažose įmonėse ir panašiai, kur įmonė bankrutuoja ir patiriame didelį nuostolį. Tai ačiū uždėmesį.